Kai mane aplanko senas mano tėvas, aš tarytum jo akim žiūriu į miestą, į pasaulį, į save, į daiktus. Jo veide jau nieko nėra bereikalingo, lyg prinokusio geltonoj kviečio varpoj. Viskas aišku, paprasta, tikslu ir gera. Šiandien grįžo jis iš miesto ir pasakė, čia nėra žolės vienybės. Ir pridūrė, bet užtat yra akmens vienybė.